Sveiki, šiandien gilinamės į, tikrai jautrią ir painę situaciją, su kuria susidūrė mūsų klausytoja Stefa. Taip, situacija išties nelengva. Jos tėvas nesenai mirė ir čia esmė, jų ryšiai buvo nutrūkę. Gal kokis 15 metų. Priežastis tėvo ilgametės problemos su alkoholiu, narkotikais, tos pačios problemos, kurios, kaip suprantam, ir lėmė jo mirtį. Labai liūdna istorijos dalis. Ir dar sudėtingiau, kad kiti artimi giminaičiai, senelis, tėvo broliai, jie, patys turi panašių bėdų, finansiškai irgi sunkiai verčiasi. Tai reiškia, kad Stefa lieka, kaip ir vienintelė, kas galėtų finansiškai pasirūpinti laidotuvėmis. Būtent. Ir jos klausimas toks. Ar ji turėtų tai daryti? Ypač prisimenant visą skaudžią praeitį, tos nutrūkusius ryšius, ir dar ji pati dabar turi 2 visai mažus vaikus. Taip, 6 savaičių kūdikis ir 2 metukų sūnus, kuris tą senelį matė gal tik kartą, labai trumpai. Taip. Tai akivaizdu, kad čia klausimas kur kas gilesnis nei vien tik pinigai. Išties, čia susipina emocijos, etika, praeities nuoskaudos, viena iš tų situacijų, kurios užklumpa ir verčia gerai pagalvoti. Bet jei žiūrėtume grinai formaliai, atsakymas turbūt aiškus. Taip. Ir mūsų šaltiniuose tai pabrėžiama nėra jokios teisinės prievolės. Absoliučiai. Ir galima sakyti, net moralinės prievolės, galima ginčytis, ar ji yra. Tėvas juk paliko šeimą, kai Stefai buvo berods 5. Labai anksti. Ir didžiąją gyvenimo dalį, kovojo su priklausomybėmis, o ne tėviškas pareigas vykti. Tai logiškai mąstant, Stefa jam kaip ir nieko neskolinga. Tikrai. Ir turbūt niekas negalėtų jos teisti, jei ji nuspręstų, kad jos prioritetas dabar jos pačios nauja šeima, vaikai, jos ramybė. Pyktis, nuoskaudos čia būtų visiškai suprantamos emocijos. Be abejo. Bet vis tiek. Yra ir kita pusė, ne? Ir čia įdomus tas principas, minimas medžiagoje, ne mano kaltė, bet mano kieme. Ką tai reiškia šiuo atveju? Kad gyvenime kartais susidūrėm su problemo, kurių ne mes sukūrėm, bet jos kažkaip atsidūrė mūsų, atsakomybės zonoje. Kaip tas pavyzdys, randi sužeistą žmogų pakeliai. Aha. Ne tu jį partrenkiai, bet ar tiesiog praeisi pro šalį, ar vis dėlto kažką darysi. Čia panašiai tėvo laidotuvės nėra Stefos kaltė, bet situacija yra jos kieme. Supratau. Ir tada kyla tas gilesnis klausimas apie charakterį. Kokia ji pati nori būti? Būtent. Kaip Stefa norės save matyti po 5-10 metų, kai prisimins šitą sprendimą? Ar ji nori būti tas žmogus, kuris nepaisant visko pasielgia, gal kilniai, ar tiesiog oriai? Koks sprendimas jai pačiai leis ramiai miavoti? Nes kartais tas trumpalaikis pyktis ar noras, atsikirsti praeičiai, vėliau gali virsti tokio, kirbančių jausmų. Gailestim galbūt? Gali būti. Už tuos kelis 100 eurų galėjau pasielgti kitaip. Tokia mintis gali aplankyti. Bet čia svarbu pabrėžti dar vieną dalyką, kuris buvo minimas. Kokį? Kad bet kokia ceremonija, net pati paprasčiausia, pavyzdžiui, kremavimas, pelenų išbarstymas, ji būtų skirta nemirsiemiem, jam jau viskas baigta. Tai kam tada? Pirmiausia, pačiai Stefai. Tai galėtų tapti jos pačios vidinio proceso dalimi. Galimybė užbaigti tą skyrių, padėti tašką. Įdomi mintis. Tarsi simbolinis veiksmas savo pačiai. Kaip ten sakoma, galimybė sudėti plytas. Taip, būtent. Galimybė pasakyti savo, viskas, tu daugiau nebegali mane skaudinti. Gal net atleisti, jei ji norėtų ir galėtų. Bet svarbiausia nubrėžti ribą. Tarp to, kas buvo ir to, kas bus. Kad galėtų judėti pirmin be tos naštos. Tai čia nebandymas susitaikyti su tėvų post factumo, susitaikymas su pačia situacija. Su savo jausmais. Tiksliai. Ir kartu tai galėtų būti jos sąmoningas pasirinkimas elgtis kitaip, nei buvo elgtasi su ją. Kaip pavyzdys. Taip, parodyti pavyzdį savo vaikams, net jei jie per maži dabar suprasti, bet ateityje. Kaip atrodo atsakingas žmogus? Žmogus, kuris sugeba pakilti aukščiau nuo skaudų, elgtis oriai,
Gal tai net būdas nutraukti kažkokius negatyvius šeimos ciklus. Medžiagos autorius, kaip suprantu, gana aiškiai pasisako. Taip, jis sako atvirai, jei tai būtų jo situacija, jis sumokėtų, bet ne dėl tėvo, dėl savęs, nes tai atspindėtų jo paties charakterį, jo vertybės. Bet žinoma, čia tik vieno žmogaus nuomonė. Tai galiausiai vis tiek grįžtame prie to paties, vieno teisingo atsakymo nėra ir negali būti. Tikrai ne. Stefa absoliučiai nieko neprivalo. Sprendimas yra tik jos ir priklausys nuo jos vertybių, nuo jos vidinio balso, na ir nuo to, kas jai pačiai leis jaustis vientisai ir ramiai ateityje. Visiškai asmeniška. Taip. Jei ji nuspręstų prisidėti, svarbu, kad ji tai darytų dėl savęs, kaip atsisveikinimo ribų nustatymo ritualo. O jei nuspręstų nedaryti nieko, tai irgi jos teisėtas pasirinkimas, saugant save, savo šeimą. Jokių priekaištų čia negali būti. Na ir pabaigai ši situacija turbūt verčia pamastyti plačiau, ane? Be abejo. Apie tai, kaip mūsų sprendimai tokiose, sudėtingose šeimos istorijose, ypač kai tenka susidurti su tėvų klaidom ir jų pasekmėm, kaip jie formuoja mus pačius. Ir ką perduodam toliau? Savo vaikams. Būtent. Kaip net ir tokiomis skausmingomis aplinkybėmis mes galime brėžti savo kelią, galbūt nutraukti tuos negatyvius ciklus ir kurti kažką, sveikesnio ateities kartoms. Tikrai stipri mintis apmąstymui.